Labas, draugai! Štai ir filmuoju savo antrąjį videovlogą. Vlogo tema? Negirdėjau. Taigi, laikų aukos. Kas jos? Mano nuomonė, žmonės skirtingai mąsto. Pavyzdžiui, keli mano klasiokai pasakė, kad laikų aukos tai tos, kurios tiesiog visur spaudžia like. Pagal mane tai žmonės, kurie prašo laikų. Ant nuotraukas, ant esko atsakymų, visur. Kur tik įmanoma. Nesenai Facebook'e gavau žinutę. Gal galėtum paspausti laiką ant nuotraukos? Na, aš pagalvojau, na ten kokiam konkursui atsidarau nuotrauką. Tada Pokerface. Ant paprastos Facebook nuotraukos. Manau, žmonės prašydami laiko tiesiog nori išgarsėti. Išgarsėti nežinau kuo, bet būti esko žvaigždė, Facebook'o žvaigždė, kurie surenka daugiausiai laiko ant nuotraukos, ant esko atsakymų, ant visur, kur tik įmanoma. Bet kažkodėl aš galvojau pasnešus. Bet po to pagalvojau, ką man tie laikai, jeigu gal geriau klausimai. Kas nuo tų laikų? Nei atsakinėsiu tu juos, nei ką. Iš tikrųjų, laiko aukų pažįstu tikrai labai daug. Keli yra iš jų mano draugai. Tarkim, jie parašai eską. Na, kartais žmonės parašo mums klausimus. Esi laiko auka. Jie atsako kuo gudriau. Ir tarkim, man to atsakymą surenka 100, 200, 300 laikų. Ir čia ne laiko. Tiesiog nesuprantu tokių žmonių, kurie siekia surinkti kuo daugiau like, kad daugiau nieko nesusikaupus širdį. Ką pasakyti apie tas like aukas, todėl kaip ir viskas. Ate, draugai.